Susiduriam su Elementorium dėl tokių vieno paprastų dalykų. Pavyzdžiui, kaip čia mes turime antraštę ir tekstą. Ir jie yra aktyvūs nuorodos. URL yra nuorodos, tik tai būna su Elementorium tokia bėda, kad aktyvus yra tik šitas laukas, bet ne visas šitas. Būna lygiai tas pats ir su mygtukais. Turime mygtuko tekstas aktyvus, o visas laukas ne. Kaip mums padaryti, kad mes galėtume turėti aktyvų, kad turėtume mes visą aktyvų lauką, kad visas šitas plotas būtų galima ant jo paspausti ir nuvesti, kad ant jo paspaudus nuvestų į reikiamą nuorodą. Tai mums reikia visų pirma nueiti į skiepius, įsidiegti ir įjungti Make Section and Column Clickable. Tai šitą pluginą įdiegus mes galėsime, atsiras naujas nustatymas. Eikim į Elementorių. Ir atsiranda naujas nustatymas. Wrapper link. Tai šitas įskiepis, jisai gali uždėti nuorodą ant šito bloko konkrečiai. Jisai deda ant šito, arba mes galime netgi uždėti ant viso šito, ant viso pilnai bloko. Tai leidžia daug paprasčiau ir efektyviau sudėti nuorodas, nes ne visą laiką galima uždėti ant paveiksliukų. Pavyzdžiui, kaip šį čia mes turim padarę, tai yra, taip, čia yra aplamai, kiekvienas šitas turi atskirą savo ir mes turim stylą ir backgroundas uždėtas. Tai backgroundas jis negali būti kaip nuoroda, tačiau su šituo pluginu mes galime užsidėti. Šiuo atveju aš esu uždėjęs šitai vietai. Esu column. Šitai vietai esu uždėjęs, jinai apima visą šitą kvadračiuką ir lygiai taip pat. Taip mes įsprendžiame tokią karts nuo karto susiduriančią problemą su Elementorium ir nuorodo blokui.